Hey, Pau, labas, kažką tokio. Nesikuria. Aš Augustas, pakeliu į Nidą su savo trim bernais. Mes esam čia, nusiteikę gerai. Važiuojam, nes stabdom į Nidą, mūsų laukia saulėtasis kraštas Lietuvos kurortas Nida. Mes turim gegužio mėnesį, 3 patenkinti bičai vienoje mašinoje. Ir ką mes darome, mes važiavame į soft openingą! Jeigu kaip Sadomas, jisai visą laiką. Jisai grilzus savo, jis turi aukščiausios prabos aukso grilzus ir keičia juos kiekvieną savaitgalį. Nu, nes jis toks yra Flex King, mūsų Flex King. Look at my leg. This guy. Flex King, you will see. 100K all on that. It's like 100K on his wrist, and extra 100K on his neck. So, look at my neck. Do the math. Look at my wrist. Do the math by yourself, guys. Just do the math. You're not hyped? Boom! You're hyped! Ką manote apie vasarą ir šiaip ateinančią vasarą, kokie jūsų yra planai? Mano nuotaika vasara paprastai būna labai gera, nuotaikinga, pakili. To aš ir labai laukiu. Basically, visą sezoną, visus metus raunam žiauriai. Žodžiu, nesvarbu vasara, žiema, pavasaris. Nesvarbu, mūsų kanalas visą laiką juda. Leidžiam laiką, geros nuotaikos, nes gyvenimas trumpas ir fuck it, guys. Fuck, be happy like him and laugh like us. All of us. 100K on my wrist. Flexing with my G in a BMW. Chebra, biški paėdam. Kas vairuoja mašiną? Mangis! Sveiki! Pirmasis mūsų sustojimas prie Circle K degalinės. Pakeliu į Nidą. Eime apsipirkti kavos ir arbatos. Aš manau, kad reikia važiuoti toliau. Biški pabuvom čia. Žmonių daug. Šiaip, Chebra, pasakysiu taip. Aš džiaugiuosi, kad mes važiavome į Nidą. Aš džiaugiuosi. Da, praleisim labai gerai laiką. Jau gerai leidžiam. Šiaip gerai sugalvojame dėti dviračius į autobusą, jie atsidurs labai greitai Nidoje. Norėjom paminėti, įdėjom dviračius į autobusą. Aš gerai idėja buvo sugalvota. Sudėjome visi 3 savo dviračius į autobusą. Jisai veš mūsų dviračius rytoj tiesiai į Nidą. Apie 1 valandą pasimsime juos ir iškart į kelią. Ride or die. Hey, what's up, guys? My name is Mango, and I'm ready to roll. To rock and roll! Autostradoj varom į Nidą, su panomom gera, Skaivos merva kari šiandien. Pasileisim mes plaukus, mažytas nuo baudžių per pedalą. Pasitrauk į šoną, mašina greičiau varo, mes atvarom į Palangą. Šviesiai bėga man per ūsą, oi koks ledas būti Palangoj su Chebra. Era mums prabalo, tik atsigavimas, Mangis už vairo pučia. Mūsų tas garbanis, jisai gražiausias, koksai įdegęs, Kauno bachuriukas, šypsena platėjo, piniginė juk stora. Bevas limuzinas, aukščiausia G klasė, mes prie jūros su juo tikrai lėksim. Šitas gabalas tai žiaurus. Kas mes? Jūrų rykliai! Kas mes? Jūrų rykliai! Koks momentas. Wow. Dėl to žiūriu kelią, kad prižiūrėt draugus, kad saugot jos. Ir mes prie jūros! Prie jūros!
Mangis gerai filmuoja. Ha, ha! Jo, mes esam prie jūros. Jo, prie jūros esam. Turim gerą nuotiką šiandien. Čia. Pašoksime džiaivą. Čia. Pašoksime džiaivą. Yeah. Turiu paslaptį. Mes turime profesionalų stepo šokėną. Jaugi pavaryk, it's your time to show. It's your time to show. Look at this. Look at these legs. It's just soft opening, guys. See you tomorrow, beach stage. I'm playing from 2 a.m. Soft opening, Nida, Kupola. Nu, mes esam pagaliau Nidoje pirmą kartą šį sezoną ir aš žinokit jums pasakysiu vieną dalyką. Man yra gera. Aš žinau, kad bus šią vasarą daug renginių Nidoje, bus pilna veiksmo, mes čia judėsim, šoksim, visi nuogi nusirengę. Ar Augelis šoks nusirengęs? Šią vasarą? Šią vasarą. Šoksiu tikrai nusirengęs visą vasarą, arba kai tik turėsiu progą, pašoksiu tikrai nusirengęs arba su drabužiais. Iš tikrųjų, šį sezoną jau esu ne pirmą kartą Nidoje. Emocijos pačios geriausios. Nes Nida, patys suprantat, žinai, Auksas. Nida, tipo. Domas dabar filmuoja meninį video. Jisai filmuoja, kaip atrodo kupolas. Šitas kupolas bus pastatytas prie jūros. Jį mes eisime, mes tenai gersime, mes tenai švesime, mes tenai linksminsimės, mes tenai šoksime ir tiesiog gerai leisime laiką. Atvykome į savo namus, į tiksliau Mangio namus, kuris priims mus į svečius. Ir čia praleisime šį savaitgalį. Bus daug juoko, bus daug linksmybių ir daug šypsenų. Ir skaniai pavalgysim, ir pabūsim, atsiminimų bus. Ir prašau į vidų. Kamuolys, Mangis yra krepšininkas, nuo seno jau aikštelį sukasi. Tai fiksuojame pirmą ledą Nidoje. Tuoj aš dar įsiplėšiu. Susirinkome šiandien čia suvalgyti po šito dedu porciją. Taip, apliksiu, tuoj sudaužėm. Sudaužim tuoj. Gero ledo. Geros sveikatos, geros nos. Puikiai išsimiegojame, pirma diena Nidoje. Jūsų sveikata. Sveikata. Nu, va čia tai geras ledas. Standartiniai, gražus. Standartiniai, Va čia aš klasikiniai. pasakysiu, va čia tai yra geras ledas. Vaniliniai, gražus. Geras Geras senas, geras klasikinis plombyras. Geras vaflis, geras plombyras, geras ledas, iš bendrai įmant. Aplamai, tipo, čia plačiau žiūrint, filosofiškai žiūrint į tą plombyrą, tai jisai Plombyras, simbolizuoja va, prisiminimus, nostalgiją, gerą jausmą, draugystės, tą ryšį visą. Kad tu žmogau plombyro saujelę per dieną ir visos bedelės išgaruoja. Viena plombyro porcija išgydo vieną kūdikį. Nidoje turim gerą orą, saulė šviečia, pasiėmėm dviračius iš autobusų siuntų, pasibalnosim savo neklaužadas ristūnus ir pasileisime vėjais tiesiog per Nidos Tiesiog pasileisime. kelius, nieko, ta prasme, važiuosim visiškai laisvuoju stiliumi, nesidėliojame į maršrutą nieko, rasim tą kelią, mesim kelią. Užknis takelis, grįšime į kelią. Strategija paprasta, vyrai, kaip sakant, tikrai nepiesti, nuotaikos geros, mes esam pasiruošę. Nagi šiandieną duokit mums nuotykių daugiau. Nagi, ši diena, kągi tu mums pasiūlysi. Visus nuotykius galite mums rašyti į paštą, mes visada juos perskaitom ir tikrai juos įgyveninsim, tai nesikuklinkit, rašykit. Gamta yra žmogaus pamatas. O plombyras yra gero laiko pamatas. Ką, plombyrai jau į pabaigą, Jeigu kad buvot kartu, tikimės jūs už ekraną irgi valgote plombyrą. jeigu ne, tai kodėlgi nepradėjus. Čiupkite savo daiktus, griebkite savo šeimos narius, maršvisi į parduotuvę, įsigykite plombyrą Po vieną plombyrą bent jau. ir grįžę visi ramiai ant sofos ar tai savo terasoje. Šeimos savaitgalis yra šeimos metas, tai turit leisti juos. Šeimos rate plombyrą susivalgo Kartu. dar skaniau. Paskutinis kąsnis. Wow, paskutinis buvo. Pinikasi. Nu, pas mane dar porą liko. Einam rinktis ir susimatome ant dviračių. Pradedam minimą. Šoksim palei marias ir tada į mišką, palei jūrą. Davai. Grįžim. Į dešinę. Sveiki visi, mes Nidos aerodrome esame su savo dviračiais. Važiuojame dabar, čia sustosim, nes čia negalima važinėti. Nenorim praktiškai kliudyti lėktuvom atskrendančiams, nes jų pilna, pasižiūrėkit.
Zavalas tikras šitam aerodrome. Šiaip jau pradėjo veikti, aerodromas, jisai prieš Sezonas, tai jo. neveikia. Aerodromas. Negalima važiuoti čia, yra nelegalu. Aerodromas realiai sezoną pradėjo jau, lėktuvai pirmie atskridę yra, savivaldybė skiria 100 000 tvarkymui šitam aerodromu. O, tuoj, sutvarkysiu, tuoj palaukit. Tuoj palaukit, aš sutvarkysiu. Tuoj palaukit. Atsiprašau, ponė, Atsiprašau, ponė, su paspirtukais negalima čia. Labą dieną. Labą. Dėl lėktuvo to. Aš tik šitą čia parduodu, jeigu ką. Šitas, ne? Šitą tik parduodu. O ta, šitą Šito neparduodat? ne, šitas neparduodamas. Skelbime nuotrauką buvo šitai vieta. Ne, sąmonės, aš pilką parduodu, rašiau. Nuotraukas to Geras lėktuvas labai, tai būtų kokia kaina būtų. Rašiau komentarą, pilką parduodu. O sakykit, dabar sparnas yra kelintų metų gamybos šitas, ne? Nieko aš nekomentuosiu, neparduosiu. Čia pilas įkūręs į šitą, ne? Kokia talpa yra bako? Nesvarbu. Pilką parduodu, jeigu norit pilką galiu. Šitas neparduodamas lėktuvas? Neparduodamas, sakiau, iš pat pradžių. Tai ką jūs dabar keliat skelbimą lėktuvą, kuris neparduodamas, nu? Gerai, aš atsipalaidavęs niediškis esu, galvoju, man rūpi kokios tos nuotraukos. Parašiau komentarą, pilką parduodu. Ant dažymo 2000. Koks skirtumas? 2000 ant dažymo šiais. 10 ant 2000? 2000 ant dažymo šiais jau. Aš geltoną norėjau lėktuvą. Būtent geltoną. Aš būtent geltoną norėjau lėktuvą, ponidas, kad jis man geltoną reikia lėktuvo. Nu, geltonas gerai mato, žinok, ore. Labai gerai mato. Kiek tas geltonas, sakykit? Nu, gal ir parduosiu ir geltoną tada iš tikrųjų. Einam pažiūrim. Einam apžiūrėti. Nu, tai realiai geltonas šitas labai... Ne, koks skersmuo yra propelerio? Pamatok pats. Matai, kad bus 90. 90 colių. 90. Supratau. Nes buvo mažesnis uždėtas, šiam uždėjau didesnį 9. Kiek jisai skrydęs? Yra technikinis? Jo, nuskrydęs, tai jis normaliai jau yra. Kur tu čia iš vokiečių atsivaręs? Aš atsargiai skraidydavau, tai net nesijaučia tų visų. Kiek žmonių telpa jie? Žmonių, nu, kaip kada, šiaip galima stalpinti daug, realiai kompaktiškas yra, mobilus, galite atsisukti, pažiūrėti visus čia. GPS-as yra čia, mene? GPS-as yra, šiaip ir turim ir tų popierinių, tų žemėlapių, jeigu... Pabraižytas gerai. Buvo daužtas, nedaužtas? Nedaužtas. Šautas, buvo pašautas. Nešautas. Čia jau po karo gamino šitas. O kur tu Lietuvoje pagrindės skrydydavai? Aš Lietuvos oro erdvėje. Užsienio buvai išskrydęs? Užsienio buvau Lenkijos apsipirkti tik tai. Trys bernelai po sparnelį saulai gulėjo. Sakalėlai skrend per dangų, po salėlai skraido. Atskrido sakalėlai per žalę girialę. Du kanjonai. Rinkos lyderiai šiaip. Kainos ir kokybės santykis tobulas. Pas mane 20 metų ėjo Šramo Rival setas. Šiek tiek pigesnis, lyginant su GRX-u. Pas mane GRX-as Grizzlis yra šių metų modelis. Labai gerai veikiantis dviratis. GRX-as kuo yra išskirtinis, turi sankabą, su šita rankenėlė gali įtempti lenciūgą. Tas padeda labai važiuojant bekelę. Jis yra truputėlį sunkesnis, yra priekinė šakė, kuri truputėlį amortizuoja. Nedaug šitų milimetrų, bet miškelė, kai būna tarka arba duobės, truputėlį sugeria. Tai šioks toks privalumas, labai geras dviratis. Taip visą laiką reikia laukti, kol pravažiuoja žmonės. Sveiki. 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 Esam prasminėm apie 30 km. Nidos labai faini graveliai. Turim tiek asfalto, tiek miško takelių, tiek smėlio gavom. Lipom į negyvasias kopas. Pirmas kartas buvo negyvose kopose, tai tikrai verta aplankyti, gražu. Šiandien net karšta, gegužės 20. Gegužės 20. Lieskia saulė kaip vasara. Atidarom oficialiai vasarą, summer official. Nudegę veidukai, matosi nudegę veidukai. Summer opening! Soft opening. So this is the soft opening that we were talking about before. Oras geras, šilta, malonu, mums gera, mes važiuojam, mes tranzuojam.
Norėjom pakalbinti vietinį mūsų neringiškį Mangirdas. Taip, tai kaip jūsų nuotaikos prie vasaros, kaip leidžiat laiką? Labai gerai, labai fainai, labai smagu, labai geras oras, mes linksminamės čia, labai su draugais gerai leidžiam laiką. Puiku girdėti, bet ar jau pailsėjot? Jo, pailsėjom. Prašau. Mes oficialiai atidarom vasaros sezoną. Jeigu Augis yra nuogas, jisai turi rankoje ką? Turi pagalį! Pavaryk, Augi, paparalis, pavaryk. Augi? Tup. Varyk. Whoa! That's how we move it. Ir metam. Atsargiai. Poparalis, kaip numesit už tą pagalį? Ir mes aikštelį mėtam į kažką. Mangis iš Bostono atvaręs, krepšio metėjas. Mangi, opa. Pajudė. Pajudė. Wow, soft opening! Buvo nuostabus, dabar tik tai viskas prasideda. What a soft opening, guys. Thank you that you've been here. Viskas nuo šiandien, viskas tik prasideda. Viskas tik gerėja. Mes jūs praktiškai atidarėm vasaros sezoną. Buvo... Ačiū, kad buvot kartu, Hebra. Buvo soft openingas, Vien tas dalykas, kad jūs buvot kartu čia su mumis, mums tiesiog tai kutena širdelė. Tai yra pagrindinis drivas, dėl ko mes kuriam ir dėl ko mes judam toliau. Dėl ko iš viso dirbam ir būnam čia. Aš judu. Įkrito štuką eurų.